Labukas visiems. Turiu štai kokį paparčiuką. Aš taip suprantu, kad aš jo nedalaisčiau. Tai jis man atvarkšas, o gal perlaisčiau. Ir va taip negražiai išaugo. Norėčiau aš jį kažkaip atgaivinti. Nežinau, gal tik apkarpyti reikia. Kas turit kokių patarimų? Šaknis gražiai atrodo, bandysiu apkarpyti ir labiau prižiūrėti. Kas susidūrė su tokiais paparčiais, labai įdomu būtų, kad pasidalintumėt. Šiaip iš tikrųjų gėlės labai myliu ir senai daug visokių auginu. Bet paskutiniu laiku ypač pradėjau aš jom domėtis. Ir vat įdomu būtų išgirsti ir kitų žmonių nuomonės, kas augina gėles. Galbūt pabendrauti. Tikriausiai profesionalai sakytų, kad čia aš nelabai gerai darau, bet man nesinori to paparčiuko taip labai skirsti dar, kol jis neatsigavęs. Bet ką žinot, pasakykit. Tikrai bus įdomu išgirsti ir paklausyti patarimų. Jis čia pradeda leisti naujus. Gal mes jį ir atgaivinsim. Tikrai būtų labai faina. Čia kaip ir šaknytės, sakyčiau, bet jūs ir gerdžiūvė. Tai reikia nukirpti, nes nulaužtas tu. Va, koks tu man likai. Pasirodysim, kai būsim gražesni. Tikiuos dar man gyvensim. Turime šią kalatėją. Šis niekaip nemokėjau auginti ir vat kas iš jos man liko. Nežinau, ar dar čia gyva ar negyva. Kiek visko čia mes turim. Bet jin man iš vis nunyko. Pažiūrėsim. Kaip suprantu, dar kažkiek jinai gyva. Nei karto nebuvau susidūrus aš su jom ir nelabai įsivaizduoju, kaip čia turėtų būti. Kad čia šaknų, kažin ar bėra. Va, dar radau biškį šaknyčių. Net nesinori nutraukti dabar. Jie tu vargšė tokiam dideliam vazone. Nu kur tau?
Kaip tik vazoniuką turiu, šitą bus galima ir pasodinti. Šaknis dar gan pakankamai ir geras. Skaičiau, kad jas negalima ant skersvėjo laikyti. Visko po biškį ir vandens negali perdžiūt, negali per tiesioginių saulės spindulių būt, bet turi šviesos pakankamai būt. Gan kaprizinga, gal dėl to pas mane čia ir neauga. Nu, bandysime ją čia atgaivint. Teisingai turi būti ir drėgmės pakankamai. Šio čia nieko nebelieka. Šitą šaknis, man atrodo, aš galiu ir nutraukti, nieko neatsitiks. Nors gal, kaip ir sveika šaknis, tada man su vazoną. Nu, bandykim. Toks mažas vazoniukas dabar. Gal kažkas esat susidūrę, kaip auginat, parašykit, tikrai įdomu. Nes šią savaitę nusipirkau ir naują kalatėją, tai jinai dabar man žydi gražiai ir nežinau, kiek ilgai žydės. Gal truputį ir per mažas vazonas, gal reikėtų didesnio su tokiom šaknim. To jau didesnį pasiimsim. Čia nebus per didelis, kažin. Paprastą žemę maišau su vermikulitu. Gėlių žemė. Esu dar tokia tik pradedanti. Labiau norėjusi tą mažiuką sodinti. Nu, parašykit, kas ką žinot. Bandymą darysiu, sodinsiu į mažylį vazoniuką. Žiūrėsim, kas gaus iš čia man. Greičiau šaknis apsipras. Įdomiai, kas bus. Dėkui, kad žiūrėjot ir iki. Dar vis dėlto sugalvojau pasidalinti su jumis, kaip pasodinsiu. Grįžau. Kaip pasodinsiu aš paleistuvę. Labai čia turi daug mažų vaikiukų, tai kažkur mes juos į kokį vazoniuką įmesim irgi. Bet pirmiausia, ką reikia padaryti, ją nuplauti nuo skydmario, nes vat kiek apėję skydmaris. Nu, geriausia kava tai geras nuplovimas. O šiaip, kas nežino, tai paleistuvę bent jau aš naudoju vaikam, kai didelė sloga, užsikimšus nosis, tai išsispaudžiam sultis ir lašiname nosytę po biškį su pipete ir tada pradedam labai čiaudėti. Ir nosytė kiek atsikemša. Daugiau mano žiniom paleistuvę
Dar kitaip vadinama, man atrodo, yra kalankė, iš kalankių rūšių. Aš dar galvočiau, o jeigu aš ją taip nukirpsiu. Čia šaknytės yra ir man labai gražiai auks. Netgi va į tą vazoniuką ir pasodinsime tada. Vat. Viską, ką sodinu, čia tai maišau su vermikulitu, kad būtų puresnė žemė, arba perlitas. Dar dedu anglies. Šiam kartui neturiu pasiėmus, tai apseisim. Samanos, anglis, žiūrint kokios gėlės. Iš tikrųjų, paleistuvę tik tai vieną paskutinę turiu, jos man kažkaip išnyko, nes buvo per mažai šviesos, jos mėgsta šviesą. Gal net, nežinau iš tikrųjų, reiktų dar geriau pasidomėti, ar tiesioginius saulės spindulius. Kalankė žinau, kad mėgsta tiesioginius, nors aš su jie irgi labai žaidžiu ir man jinai niekaip neauga. Iš parduotuvės nusiperki pasipuošti namus. Pažydi, nužydi ir paskui viskas baigėsi tuom. Turiu aš jau ne vieną egzempliorių namie, tai tikrai dar padarysiu video, kai persodinu ir bandysiu eksperimentuoti, kad aš jas kažkaip išmokčiau auginti. Sako, kalankės nesunku auginti. Pas mano mamą tai, vėl pamečiau, pas mano mamą tai paleistuvė labai didelė ir graži, bet jinai kaip išauga per didelė, jau tada pradeda iš šonus eiti ir vėl nebegražu. Tai reikia pastoviai užsiveisti vaikiukų, kurie auga šalimais, kokie gražus. Tai va. Viskas, kalankę pasodinam. Tai tiek šiam kartui. Gero laiko. Iki.